Labą dieną, bičiuliai, ir ne tik su eilinį kartą bityne. Ir dabar man pačiam įdomu, kaip prieš 2 savaitės apjunginėjau čia tas šeiminėlės, kuo čia ta situacija, net komentaruose tokia kaip ir mintis iš dalies yra teisi, gali, nesakykim, šitos kitos bitelės išpjauti motinėlės, nes yra tokia, kaip pasakyti, 2 motinėlės, viename avilyje negali būti, nes automatiškai viena kita, kaip sakykim, gal abys. Tai lyg saulikė bando išlysti, šiuo metu yra balandžio 19, po 5 man atrodo, tai man ir pačiam tiesiog yra įdomu pasižiūrėti, kaip čia ta situacija. Šiaip bitelės nelabai taip jau skraido. Beje, kažkas prie mano pirštinių prisikniso. Sako, kodėl tokios drambliškos. O man jos patinka, visai geros dar. Su jom nė karto neteko gauti. Taip, labai greitai, ką aš padarysiu, tiesiog truputėlį atsidengiu ir pažiūriu, nes šaldyti nereikia, gaila nesimatys galbūt, kažkiek biškutėlį. Nenoriu apie lizdų plėtimus ir taip toliau, čia jokių nėra minčių, tai dar tuo pačiu knietis. Šiaip galėjau ir pasiauryti ir čia, bet tiek to iš kartą. Tai šitame aviliuke dabar yra 3 šeimos. 2 silpnos ir viena ta tikroji. Oi, gerai, kad saulikė pasirodė. Taip. Čia perų yra, kaip sakyti, šaldyti nereikia. Biškutį medučio prisinešusios. Taip. Gal dar vieną. Bet matyti, kad yra laukinukių šitame aviliuke. Nes jau matau palei elgseną. Tai dar vieną trumpai atsargiai iškelsiu koriuką. Nelabai čia gerai šaldyti, bet noris ir įsitikyti. Taip skaitos staigiai, jo yra visko, yra ir kiaušinėlių, reiškia motinėlės, tikrojo avilio, bitelės neužkabino, peručių yra, medaus yra, visko turi. Ir viskas, nėra ko man daugiau čia prie šito avilio drumsti bitelėm ramybę. Bet šiaip iš tiesų galiu pasakyti, čia labai gerai aptūpusios. Viskas, uždarau. Tiksliau dabar taip paprastai neis uždaryti. Nėra tų šiemet, vadinkim, šiltoko tokio pavasario, neduoda bitelėm. Kad ir yra, dabar blindis žydė, neduoda. Vėjas paskristi, palyginti šaltoką. Tai su šito viskas aviliuku gerai, viskas tvarkoje. Tikiuosi buvo matytis. Ir tada pažiūrėsime dar šitą aviliuką ir paskui dar vidurinį, kur skaitos. Aš čia tą apjungimą dariau praeitą kartą, tai dabar įdomu. Šitas tai labai stipras šiuo metu avilys. Ir kai čia tokia stipri faktiškai buvo šeimelė ir aš diduma vis tik bičių į šitą avilį susėjo ir paskiau kažkeliek į šitą. Tai dabar čia pažiūrėsiu, kokia irgi situacija.
Tai dabar ką pastebėjau jau iš ano avilio, tai čia apie lizdų plėtimą ir taip toliau. Tai čia, manau, kada 2 savaitės išvis jokių minčių. Nu, žiūrim, čia stipri šeima. Kur mano dūmai? Kažkutį pasidūminu. Nu, taip pat irgi darbą teisingai. Buvau dar. Ir slovikėlį medaus vieną dar čia įdėjęs. Ir kitom įdėjau. Dar čia va buvo. Nu, šiek tiek, biškutį. Šiaip tai čia jau pilnas. Tai čia vat irgi pasirinktinai, man įdomu, kažkokį vieną koriuką iškelsiu. Pasižiūrėti, ar tikrai įsitikinti, ar tikrai nieko neatsitiko, skaitos šitos atkeltos bitės nepasikėsino į motinėlę. Ne, viskas gerai. Kaip matau, perai, matau, yra ir kiaušinėlio, aišku, motinėlė čia taip greitai gali. Ir biškutį medaus turi, viskas tvarkoje. Aišku, avilio, kaip sakykim, sakoma, kuorį nereikia kažkur nuo avilio, va šitaip. Reikia visą laiką virš avilio laikyti, nes būna taip, kad kartais nukrenta beinanti motinėlė. Aš tai bandau vizualiai, gal netyčia, o dabar saulikė šviečia. Gal kažkur ir pamatysiu. Nu, viskas, rezultatai gerai. Apsijungė, gan stipri šeimelė ir motinėlė palikta toliau gyvuoti. Tai nėra ko irgi šičia žiūrėti. Nes bitukėm jos nervuojasi, nes aš jom faktiškai šaldau lizdą. Tai nėra gerai, nes iš tiesų, nu jo, čia visi oriai aptūpti. Gerai, taip. Biškutį maisto turi, nu, tikėkimės, uždengiu. Su šita šeimelė, vat irgi viskas gerai. Svarbu, kaip čia pasakyti, būtų tik tai geri, šiltesni orai. Ir situacija iš karto pagerėta. Nu ir faktiškai dar šitą pažiūrėsime, tai štai turbūt. Nu tai skaitos ir beliko va šitą pažiūrėti, nes dalį, kaip matėte, bitelių perdėjau ir iš šitą vidurinį. Tai iš karto irgi žiūrim. Nenešiuosiu šiandien kameros arti, nes čia labai greita, kaip sakykime, apžiūra, nereikia šaldyti tų bitelių labai greitai. Eilinė situacija, slovikiukas tuščias. Tuščias, dar buvau kandyti šluos, nu faktiškai. Bet va gerai padariau, labai gerai vis tiek padariau, kad susiaurinau lizdus. Iš tiesų dar net reiktų. Dar reiktų pasiauryti, nes bitelių nėra kur. Aš pasidėjau žiupliukas. Taip, dar musėt vieną perkelsiu. Jo.
Ne. Nu, šiaip maisto tai trūkumas eilinį kartą. Aha, medaus turi, jau šitame šviežio turi, viskas kaip ir gerai. Žiūriu staigiai. Bet aš iš karto dar tikrai pasiauris, jau matau, priverstas pasiauryti. A jos, perų yra, visko turi. Motinėlę taip greitai neižiūrėsiu. Ne, viskas yra gerai, matau ir kiaušinėlių. Viskas liuks. Eksperimentas pasisekęs 100%. Taip, tai ką darau? Matau, kad siaurinu dar lizdą. Čia pabus tie šone. Atšils, atvažiuosiu, skaitos ir praplėsiu. Bet dabar, kaip toks pavasaris, neplėsti lizdus, tik siauryti, nes faktiškai kažkiek vos spėjo iš blindžių pasinešti, bet galbūt ir tačiau viena kėsinasi panašu įgelti. Nu, viskas. Taip, nu, ir viskas baigės. Apžiūrėjau, viskas gerai, čia galima dar ir palikti kažkur tą kandi tešlą, bet biškutį spėjo pasinešti iš blindžių ir kaip pasakyti, jau tikro nektaro būtų dar daugiau pasinešusias, jeigu būtų ne taip šalta ir ne taip didelis vėjas. Šiemet ne pyragai tom bitėm, ką čia nusišneku, ne tik ne pyragai bitėm, bet dakniso ir žmonės šitą žiemą. Vis tik tokia neįprasta, ilga, šalta ir su begalės sniego ir tiesiog va, tokių pridaro, sakykim, rūpesčių. Nu, bet va visumoje, jo, bet iš, ta prasme, tokias irgi tik va pasirodo saulikė ir iš karto va jau lenda pasižiūrėti, gal dabar kažkur nulėkti kokią, parsinešti žiedadulkių ar nektariuko, bet bėda ta, kad nelabai yra iš kur nešti. Nėra. Faktiškai va čia yra visur, sakykim, karklai. Dar iš arčiau pabandysiu. Pumpuriukai dar neįsiskleidę. Pievose irgi tiesiog bitelės, nu nėra tų per daug žiedų, galva, sakykim, klevai. Biškutį dar kaip žydės. Verdiktas, vadinamas verdiktas būtų toks. Tikrai labai pasirodo svarbu laiku pastebėti, kokią situaciją aviliuose. Laiku, jeigu pastebėti, mano atžvilgiu gerai, ką pastebėjau, tai ir skaitos apjungiau silpnas šeimeles ir kaip vat matėte, viskas yra puikus rezultatas, toliau gyvuojas, kai sustiprėjo dalinai, sakykim, ir šeimelės, o jos tos, kur jeigu būčiau tai palikęs, tiesiog motinėlių neturėjo, tai būtų jom šakės, kaip čia pasakyti. Tai kartais labai gerai, kai pavyksta užbėgti įvykiam, sakykim, už akių ir viską laiku sutvarkyti. Nieko aš čia jums šiandien daugiau nepapasakosiu, nes iš vis abejojau važiuoti ar nevažiuoti čia į tą bityną, bet lyg atrodė, kad gali bandys lyti, keletas lašelių nukrito, bet paskiau lyg nenukrito, dangus apsimaniaukė, vat atvažiavau į bityną, saulė net nešvietė.
Bet dabar, va, 6 jau musėt valandos, pradėjo saulikė šviest, labai smagu. Tai ir bitelėm biškutį labai gerai, kad šiek tiek avilius įšildo, nes naktį vis tiek bus turbūt šalna. Jeigu nebus, tai arti šalnos, o bitelėm vis tiek reikia palaikyti avilio centre, ne taip maža ir skaitos temperatūra, tai yra 40, atrodo, 1 laipsnį, kad skaitos sėkmingai bitelės vystytųsi ir vėliau išsiristo jaunoji karta bičių. Tai toksai kaip ir tai bitelės, kad išlaikyti tokią temperatūrą, turi reikalų. Patys pagalvokit, imk ir sukelk kažkur temperatūrą, ne taip paprasta sukelti. Gerai, va, į pečių įmeti malkų, sukelia, o kai nėra su kuo, reikia iš savęs atiduoti energiją. O bepigu, kai stipri šeima, bet kadangi šiemet biškutį nukentėjo tos bitelės, sumažėjusių, jos irgi turi gan, sakykime, taupyti energiją, nes jų tiek daug nėra, paprasčiausiai ir turi taupyti ne tik avilį, jie turi ir įskrendant parsinešti nektaro. Tai labai būna jom gerai, kad tai yra netoli, kažkur šalia, kad nebūtų vėjo, taip toliau. Tai tiesiog paprasčiau, mažiau jų žūsta kelyje ir taip toliau. Didingi dalykai, žodžiu, didingi dalykai, kurių mes kartais nesuprantam ir nesuvokiame. Tai būtų tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.